Ačiū, kad įsijungėte MC Force kanalą. Už mikrofono šiandien Karolis. Praėjo 30 metų po lemtingų balandžio įvykių Ukrainoje. 1986 balandžio 26 naktį ramus Černobylio srities gyvenimas buvo sudrumstas naujo priešo. Ta lemtinga naktį virš atominės elektrinės darbininko miesto Pripetės užslinko radioaktyviaisiais elementais persisunkęs debesys. 1:23 įvyko didžiausia branduolinė katastrofa žmonijos istorijoje. Nelemtas saugumo testas, operatorių klaidos ir neapgalvota reaktoriaus konstrukcija sukėlė daugiau nei 600 000 žmonių ant kojų. Vėliau jie buvo pavadinti likvidatoriais. Tai tapo tuometinės Tarybų Sąjungos žlugimo simboliu. Daugumai Černobylio įvykiai priminė karą. Karą su nauju priešu, kuris buvo visur. Ore, ant žemės, netgi gyvūnų kailiuose. Reaktoriaus RBMK-1000 Černobylio atominės elektrinės 4. bloke sprogimas nusinešė 30 darbuotojų gyvybės per kelis mėnesius. Taip pat 4762 kvadratinių kilometrų teritorijos, kuri liks negyvenama dar daug tūkstančių metų. Mažiausiai 9000 mirčių, o gal trigubai daugiau, nulėmė iš reaktoriaus į aplinką patekę radioaktyvūs teršalai. Tačiau su Černobyliu į aplinką pateko milžiniškas melas, kadangi reikėjo netgi 2 dienų, kai buvo brangi kiekviena akimirka, kad pasaulis sužinotų, kokia nelaimė įvyko Europos širdyje. Nors praėjo jau 30 metų, didžiausias pavojus nuslūgo, tačiau amžinai liksime dėkingi likvidatoriams, kurie padėjo išvengti antrojo sprogimo, kurio galia būtų prilygusi 3–5 megatonoms. Tokios galios sprogimas apgriautų Minską, esantį už 320 km. Po tokio katastrofiško sprogimo visa Europa liktų negyvenama. Nors ir statomas naujasis apsauginis gaubtas Novarka, tačiau 30 km spindulio zona liks neištrinama dėme Ukrainos ir viso pasaulio istorijoje.